šiandien pas mus Olele Pupytės, Oksana, Marina ir Skaistė. Labas vakaras. Sveikos, mergaitės. Labas vakaras. Taigi jūs pastaruoju metu po Lietuvą labai daug koncertavot su vyrų grupe Picasso. Tai kaip jums sekėsi? Sekėsi puikiai, vyrai labai seksualūs, Nuostabūs, romantiški. O ar provincijose jau jaučiasi sunkmetis? Na, kur ne kur jaučiasi, be abejo. Sakykite, kodėl būtent Picasso? Kas lėmė šį pasirinkimą? Na, vaikinai pasidairė tarp merginų grupių, išsirinko būtent mus, ko gero iš nuotraukų. Tai čia simpatijos iš vaikinų pusės, ne iš jūsų. Iš mūsų be abejo atsakas lygiai toks pats. Sakykite, labai dažnai savo gerbėjus mėgstate nustebinti įvairiais skandaliukais, erotinėmis fotosesijomis ir panašiai. Ar žadate dar kaip nors šokiruoti tautą? Greitų metų pasirodys mūsų debiutinis albumas Išpildyk mano norus. Jau, manau, vien viršelis šokiruos. Labai daug. Kalbame viršelyje. Daug nuogumo. Labai daug. Sakykit, o kodėl savo publiką bandote paimti ne tik savo sugebėjimais, bet ir nuogų kūnų? Ar jūs tai veža? Jeigu mes turime gražius kūnus, kodėl mes negalim jų parodyti? Na, tai lygiai taip pat ir mes atsakinėjame. Kare visos priemonės tinka, tai kad naudojame visas. Ką turim, tą naudojame. Taip. Nagi, tada bėgam prie rimtesnių dalykų. Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, taip pat įspūdinga moteris, galiu pažymėti, itin aktyviai agituoja, jog vėl būtų perinama prie šauktinių kariuomenės, o į armiją ragina šaukti netgi ir merginas. Ar pasiryžtumėt tokiam žingsniui ir, sakykime, keliom savaitėm pabuvoti tarp gražių vaikinų armijoje? Nu, kodėlgi ne? Na, ar kariuomenėje atsisakytumėte savo sugebėjimų flirtuoti ir gundyti vyrus? Pasistengtumėm atsisakyti, be abejo. O tai ką ten tada veikti? Natūraliai dirbti. Na kągi, ir pagaliau paskutinis klausimas. Ką mums šiandien padainuosit? Padainuosim Olele Pupytės remixą, padarytą aranžuotę būtent Montana. Na, o mūsų žiūrovams priminame, kad šiandien pas mus Olele Pupytės ir laukiame jų dainos. Kaip surasti meilę tikrą, kad ji niekad nepaliktų, aš svajoju